Sveiki, gyvi. Tęsėme veiklas, ruoždami Respublikinę konferenciją kompleksinę pagalbą vyrams krizinėse situacijose. Ir šiandien aš, Mykolas Truncė, porų psichologas, ir Asta kalbiname Antaną Grįžą, klinikinį psichologą, vyrų projekto Gentis bendraautorių ir įkūrėją. Ir norėdami sužinoti, ką jie ten veikia ir kaip gali būti naudingi tiem žmonėms, kurie ieško kelio į šviesą. Prašom, Anta. Sveiki. Sveiki, gyvi. Tai prisistatykit plačiau ir tada papasakokit apie savo veiklą. Taip, aš esu psichologas. Savo darbą pradėjau nuo dviejų tokių sudėtingų temų - gėdos ir savižudybių. Abi dvi tos temos mane asmeniškai kabino. Ir šiaip stengiausi gyvenime veikti dalykus, kurie mane patį kabina ir kad nebūtų tai tik darbas, bet kad būtų kažkoks pašaukimas. Tai va dar besimokydamas psichologijos specialybės, aš rašto darbą jau pasirinkau, kad rašysiu iš gėdos temos. Tada prisijungiau prie specialistų, tyrėjų, kurie dirba su savižudybėmis. Ir bedirbant ten su tom temom, aš supratau, kad mane asmeniškai tikrai ten liečia tos temos, nes aš supratau, kad aš turiu daug gėdos. Bet kai pradedu apie tai terapijai, savo asmeniniai kaip klientas kalbėti, pradėjau su savo artimaisiais, pažįstamais, nepažįstamais kalbėti, aš pamačiau, kad labai daugam tai yra aktualu. Labai daug kas su tuo susiduria, tvarkosi. Tai va, ir galiausiai, jeigu taip labai sutrumpinant tą istoriją, tai priėjau ir prie to, kad noriu dirbti su vyrais, nes pamačiau, kad bent jau mano gyvenime tai labai aplink buvimą vyrų šitos temos susijungia. Tiek savižudybių tema, tai kaip mes žinom, apie 80% visų savižudybių yra vyrų. Ir tiek gėdos tema, ypač, nes daug vyrų laiko savy savo sunkius emocinius išgyvenimus ir ta izoliacija, jinai tik tai augina gėdos jausmą. Tai kažkurio metu savo gyvenime aš klausiau savęs, kur aš labiausiai reikalingas, su savo žiniom, su savo stiprybėm, su savo skausmais ir žaizdom, iš kurių kažko mokausi, ką daryti, ką duoti kitiem. Tai taip ir aš sakiau savo, kad aš noriu prisidėti prie to, kad būtent Lietuvos vyrų emocinė ir psichologinė sveikata būtų geresnė. Nes nepaslaptis, dažnai šiaip į psichologo profesiją žmonės ateina ne iš gero gyvenimo. Tai aš irgi, šiaip jau buvau depresiškas vaikas ir paauglys. Esu buvęs ir pats savižudybės krizėj, kuris susvarstęs apie savižudybę. Ir vis dar papuolu į tas krizės. Nesu aš kažkoks antžmogis, supermenas dėl to, kad psichologas, vis dar į tai papuolu. Bet tvarkausi, vis geriau sekasi, vis išmintingesnis darausi, manau, vis geresniai žmonėms save apsupu gyvenime. Ir jaučiau, kad turiu kuo pasidalinti ir su kitais vyrais ir kaip jiems padėti, kad būtų visiems geriau. Tai va, ir taip pamažu pradėjo gimti idėja apie genčių projektą. Tai kaip tas pradėjo gimti, tai vienas dalykas, tai aš kaip pats ėjau savo kelią, tai aš labai jaučiau alkį savo vyrų rato. Nes aš jaučiau, kad aš turiu tam tikrų patirčių gyvenimo, ypač kas liečia santykius su moterimis, kad aš neturiu su kuo apie tai pakalbėti. Turėjau nemažai draugių moterų, bet jos kitą patirtį turėjo, iš kitos pusės tą patį reiškinį patiria ir nesijaučiau pilnai suprastas ir nesijaučiau saugiai kalbėti ir dalintis. Ir man pasisekė gyvenime, nes galiausiai susibūrėm, va taip keli vyrai ir mes pradėjom savo tokio vyrų rato susibūrimus, kur tiesiog kalbėjom apie tai, kas rūpi, klausimus viens kitam uždavėm, o kaip pas jūs ten viskas, o kaip pas mane. Ir mes pavadinom tą savo ratą gentimi. O kaip
kaip profesionalas, kai pradėjau žiūrėti, o kaip kitiem vyram padėti, tai aš pamačiau, kad tas pats principas, kad vat, kaip man ta mano gentis padeda. Ir tai iš tikrųjų, nors aš asmeninę terapiją lankau jau šiai dienai turbūt virš 10 metų, skirtinga pas skirtingus terapeutus, skirtingas paradigmas, bet buvimas toje grupėje vyrų rato dar kitaip man padėjo, ko negalėjo man duoti terapija asmeninė. Labai stipriai mane praturtino ir vis dar mes su ta mano vyrų ratu susitikinėjom, tai jau turbūt virš 6 metų, tai man tai yra labai svarbus ramstis mano gyvenime. Tai kaip besigilindamas, kaip pasaulyje geriausiai, kokios geriausios praktikos padėti vyram, tai pamačiau, kad uh, daugeliui vyrų yra alkis ir trūkumas pozityvaus ryšio su kitais vyrais ir tokio bendruomeniškumo. Tai nereiškia, kad vyrai nori užsidaryti ir tik su vyrais bendrauti ir visi kiti eikit velniop. Ne, bet alkis grinai tokiai pozityviai vyriškai bendrystėj yra. Tai kadangi aš pats jau tą tiesioginę patirtį to turėjau, turėdamas savo vyrų ratą gentį, tai dėl to buvau gana užtikrintas, kad Lietuvos vyrams reikia genčių kaip projekto. Ir va ta vizija ir buvo, kad jų būtų daug, kad jų būtų visoje Lietuvoje, kad tai būtų tinklas, toks bendruomeninis tinklas, bendruomeninis audinys. Ir kad orientuotumėmės ne į krizinį vyrą, bet į sveiką, normalų vyrą. Kad tai, nes aš tikiu, kad tai geriausias būdas keisti normas vyriškumo Lietuvoje, kad iš tokių normų, kad vyrai geria, žudosi ir nekalba, taptų norma, kad vyrai rūpinasi savim, rūpinasi savo emocinę gerovę, būrėsi į ratus ir kalba. Tai žinau, kad jeigu aš fokusuosiuos vien į krizinius vyrus, tai tik tai ir liks ta stigma, nes nieks nenori būti kriziniu. Vyras, nieks nenori pripažinti, kad jis krizinis. Bet jeigu orientuosiuos į sveiką vyrą, į tai, kad tiesiog tai yra viskas su tavim gerai, bet gali būti dar geriau. Tai labiau veiks. Tai dėl to mes tas gentis formulavom kaip tokią, ne kaip kažkokios patologijos gydymo įrankį, bet kaip tokį laisvalaikio ir bendruomeniškumo tokį užsiėmimą turinį. Tai va, tai jau šiai dienai yra virš 4 metų gentims projektui. Lietuvoje ir pasaulyje yra virš 200 genčių. Didžioji jų dalis yra Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose. Čia yra nuotolinių genčių Lietuvoje, yra nuotolinių genčių užsienyje, užsienio lietuvių. Yra Didžioji Britanijoje anglakalbių 7 pirmosios gentys. Ir jau yra virš 30 moterų genčių. Nes šiais metais mes paleidome panašią metodiką ir moterų bendruomeniai. Tai va, tai toks prisistatymas. Ačiū labai. Tai tada gal man galėtumėt papasakoti, tai kas yra gentis? Turi 200 genčių, tai kas tai yra gentis? Čia kažkoks skyrius, ar ten pagal teritoriją, ar pagal, ten, nežinau, profesiją, pagal ūgį, svorį, pagal ką? Tai visų pirma, tai yra tarp 60 vyrų grupė. Tai yra saviugdos, savipagalbos grupė. Ir jie susitinka su pagrindiniu tikslu, tai yra emocinis augimas bendruomeniai. Ne vienam, ne pavieniui, bet kartu. Emocinis augimas kartu. Ir kaip mes surūšiuojam tas grupės, tai pagal ūgį ne, bet stengiamės rūšiuoti pagal amžių. Visų pirma, žiūrim, jeigu yra tokia galimybė, tai kad būtų netoli viens kito gyventų, tam pačiam mieste pageidautina, nes tada daug lengviau turėti gyvų susitikimų, laisvalaikį bendrą turėti. Tai genties susitikimai vyksta kartą į savaitę arba kartą į 2 savaitės, vakarais, trunka kokias 2-3 valandas vienas susitikimas. Ir jų metu vyrai susitinka ir pagrinde kalba, dalinasi apie savo emocijas. Mes tą veiksmą vadiname vidiniu darbu. Vyrai atlieka vidinį darbą arba emocinį darbą.
kažkuris vienas iš vyrų pasiprašo savo laiko ir dirba savo emocinį darbą pasidalindamas, prašydamas iš kitų atreagavimo, atgalinio ryšio, panašių patirčių, atjautos, palaikymo. Kartais jie kokias nors užduotis atlieka, refleksijas pagal įvairias metodikas, arba mūsų siūlomas, arba pačių sugalvotas. Tai toks minimalus lūkestis, kad tai būtų savipagalbos ir saviugdos grupė, bet potencialas genčiai yra tapti draugų ratu, labai kokybiškų draugų ratu. Tai negalim to tikėtis iš kiekvienos genties, kad atsitiktiniai, nėra atsitiktiniai vyrai, mes juos grupuojam pagal jų interesus, pagal tipažą, bet vis tiek nepažįstami vyrai, kad jie automatiškai taps draugais, mes negalim šito užtikrinti ir nesam ant tiek pažengę, kad jau mokėtume numatyti, kas su kuo bus draugais, bet potencialą kiekviena gentis turi. Ir, pavyzdžiui, mano paties gentis, mano ir mano bendražygių, tai mes įsivardinam, kad mes šito norim. Mes norim vis labiau tapti labai gerais draugais, kad mūsų gyvenimai vis daugiau susirištų tarpusavį, kad nebūtume, kad tik ateinam, atkalbam ir išeinam, bet mes tengiamės ir už genties ribų viens kitam padėti, susitikti, eiti viens kito gimtadienius, vestuves, padėti, kai yra nelaimė, būtinai fiziškai padėti, jeigu reiktų ir finansiškai padėti. Ir kad tai taptų labai praturtinantis dalykas. Asta norėjo kažką paklausti. Tanai, nežinau, ar aš praklausiau, o kiek Lietuvoje yra genčių? Kokiuose rajonuose? Visoje Lietuvoje, visuose didžiosiuose miestuose ir yra nuotolinių genčių tiems vyrams, kurie gyvena už didžiųjų miestų. Tai jie į nuotolinės prisijungia, arba yra tokių entuziastų, kurie važinėja į tos didžiosius miestus. Tai aš nepasakysiu, kiek tiksliai Lietuvoje, bet apskritai yra virš 200 vyrų genčių. Tai reiškia apie 2000 vyrų, daugiau negu 2000 vyrų yra apskritai praėję per šitą metodiką. O Raseiniai miestas ar kaimas? Nėra pas mus. Ne, aš Antaną klausiu. Sakė miestuose, tai aš noriu tik patikslinti, kas, ar Alytus, ar Palanga, ar Neringa, kaip? Didieji miestai. Tai Raseiniuose, mano žiniai, nėra pilnos genties, bet greičiausiai yra gentainių, kurie yra kokioj nors nuotoliniai gentyje. Bet paprastai, ypač į mažesnius miestus, pavyzdžiui, Alytus, Anykščiai, net ir Panevėžys, tenais labai padeda, jeigu mes turim valdžios palaikymą, tai tose miestuose yra finansavimo iš visuomenės sveikatos biuro ir tada vyrai daug lengviau ateina, nes jiems tai yra nemokama paslauga. Jie tada ateina, jie tada pamato, sudalyvauja, tada kitiems pasidalina, kad čia gerai ir tada jau sekanti kartą vyrų tam mieste jau gal net ir už pinigus sutikta. Tai paprastai mes taip ateinam į naujus miestus, tai Raseiniuose dar to neįvyko, bet kalbam su visuomenės sveikatos biuru, beje, kad apskritai kažką daryti ir Raseiniuose su vyrais, tai aš labai tikiu, kad bus padaryta, nes būtent Raseinių visuomenės sveikatos biuras labai šauni komanda ir labai, man atrodo, sveikai žiūri į šitos klausimus. Taip, pasistengkite, Antanai, nes Raseiniai yra Lietuvos centras. Iš tikrųjų, tai gražiai skamba, kad vyrai eina, vyrai domisi, vyrai nori kažkokio tai pokyčio ar ne pasikalbėjimo, ko aš nelabai matau mažesniuose miestuose, tarkim, kad ir mūsų mieste. Žiūrint priklausomybių konsultanto ar ne, tai yra trūkumas žmonių, kad suvoktų ir ateitų žmonės keisti save. Tai man tai visą laiką aš žiūriu ir visą laiką gėriuosi, kad ir dabar paskutinis jūsų tas renginys, tikrai tiek daug vyrų susirenka ir ne tik tai vyrai, juos su šeimom. Dar vienas klausimas atėjo toksai, kadangi sakot, moterų genčių yra ir Lietuvoje yra? Jo, tai būtent Lietuvoje yra. Lietuvoje. Tai
čia persipina kažkaip tos veiklos, ar vieni eina savo vagą, kiti savo? Mes pradėjome, kad atskirai, vieni savo vaga, kiti savo. Nes mes daug tos 4 metus, kai vykdom savo veiklą su vyrais, labai daug girdėjom iš moterų užklausų, kada bus moterims, kada bus moterims. Ir atėjo laikas ir mes jautėmės pasiruošę ir mes pradėjome. Ir apmokėme moteris pirmasis grupių vedėjas ir jos veda pirmasis tas moterų grupės gintis pagal mūsų metodiką. Ir, tai va, tai ten dar yra tik 1 metai, tai dar viskas jauna, dar šviežia. Bet yra ir jau pavieniai bendri renginiai. Nu, ten visokios neformalūs socialiniai vakarai, bet būna ir jau formalesnių seminarų veda visokie specialistai, arba kūno terapijos kokio užsiėmimo, arba sąmoningumo, arba kalbėjimo apie santykius. Tai atsiranda tokių veiklų. Ir kas yra įdomu, kad būtent iš moterų yra labai interesas tam. Vyrai labiau, aišku, yra ir vyrų, kuriems įdomu tie mišrūs renginiai kartu su moterimis, bet vyrai labai aiškiai rodo tą poreikį susitikti tik su vyrais. Moteris, bent jau tos, kurios ateina į moterų gentis, jos gan stipriai išreiškia tą poreikį, kad mes norim mišrių renginių kartu su vyrais. Tai va čia įdomus yra skirtumas. Ir aš tai kaip specialistas, man tai labai įdomu būtų pradėti daryti bendras gentis, vyrų ir moterų, ir kad ten būtų, mes turim daug ką vieni su kitais pakalbėti, apie santykius, apie skirtingas patirtis, apie panašias patirtis. Tai va, tai šiai dienai mes dar, turim daug visko ką veikti, tai dar nesimam šito, bet aš labai laukiu tos dienos, kai pradėsim tą daryti. Dar galėčiau. Iš tikrųjų, tai dabar ir pradėjom iš tikrųjų organizuoti vaikams ir tėvams grupės. Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo grupės. Tai irgi tas toksai labai įdomus pamatymas, kaip vaikai tą mato, kaip tėvai mato ir kaip tarkim, kas vyksta, kai kartu susitinka. Tai ir kas ten dažniausiai ateina? Mamos ar tėčiai dažniau ateina? Mamos daugiausiai ateina, taip. Pačiai jo, tai mūsų ir tikslas gal yra kažkaip tai kuo daugiau išjudinti vyrus. Ir jūsų ta patirtis. Jūs galbūt ir taip žinote, bet Lietuvoje veikia Vyrų kalvė ir Vyrų kalvės akademija. Tai jie labai būtent specializuojas tėvo sūnaus ryšyje. Arba net nebūtinai sūnaus, tėvo ir dukros. Apskritai, tėčiams padeda stiprinti tą tapatybę, savęs kaip tėvo. Ką tai reiškia būti tėvu? Jie šiaip jau labai entuziastingi, labai rūpinasi, kad kokybiškai daryti tai, ką daro, tai juos drąsiai rekomenduoju. Gal kažkada pašnekint čia norėsit? Norėsim. Gera rekomendacija, norėsim. Jo, tai viskas, kas padeda išspręsti tą problemą, su kuria mes čia susidūrėm, arba kurią, aš taip suprantu, atvėrėm, bandom atverti visuomenėje akis. Čia didžiulė problema ir reikia spręsti iš esmės. Ir dabar čia ačiū, kad užėjo tą kalbą apie, reiškia, tėvų vaikų grupės. O tada gal jūs žinote, kas gali padėti, jūs dirbat, sakėt, su sveikais, kabutėse sveikais, ta prasme, jau neturinčiais kažkur ryškių priklausomybių. O gal kas dirba su panašiais metodais, kaip jūs, grupės tiems, kurie keliasi iš duobės, eina iš tamsos į šviesą. Ir jiems ypatingai reikia palaikymo, kad jie išeitų iš tos buvusios draugijos, kurioje ten viens kitą girdo, o turėtų ateiti, kaip sakyti, takais dorybės. Ar girdėjote, ar kažkaip, gal planuojate irgi savo kažkokią dar šaką paleisti? Kelis turiu atsakymus. Tai vienas atsakymas, į gentis ateina vyrų, kaip jūs sakot, duobėje. Ir mums tiesiog svarbus yra kriterijus, ne tai, kad ar vyras duobėje ar nedobėje. Mums yra svarbus kriterijus, ar vyras mato savo duobę ir ar jis dirba, kad iš jos išliptų. Nes jeigu jis mato, bet nedirba, mums netinka. Jeigu jis nemato, bet yra
mums netinka. Bet jeigu mato ir nori lipti iš jos ir stengiasi lipti, tada labai pakeliui. Jis labai daug galės kitus išmokyti ir mes turim daug vyrų, kurie kriziniai situacijoje atėjo arba su priklausomybė ar alkoholiui, ar narkotikams, ar lošimams, ar dar kam nors pornografijai, video žaidimams. Tai yra, gali būti, jeigu tai yra rimta krizė, rimta duobė, vien genties neužteks. Visada rekomenduojama eiti papildomai pas psichologą ir ypač, kas liečia priklausomybės, tai būtent priklausomybėse besispecializuojantį specialistą, nes tai yra ne juokas. Priklausomybės yra ne juokas. Ir jeigu jau kalbam apie priklausomybės, tai mes labai daug įkvėpimo semiamės mūsų grupėse iš 12 žingsnių visų programų. Ar tai būtų anoniminiai alkoholikai, ar tai būtų anoniminiai narkomanai. Aš pats, pavyzdžiui, esu, kaip čia lietuvių kalbą išvers, net nėra vertimo, bet žodžiu, anoniminiai ekranų, žodžiu, narkomanai, pavadinkim taip. Tie, kurie priklausomi nuo ekranų, nuo kompiuterio, nuo telefono, nes tai irgi yra priklausomybė, arba tai gali būti irgi priklausomybė, aš ją turiu ir daug kas šiais laikais ją turi. Tai yra tokios grupės. Lietuvoje tiesa nėra, yra tarptautinės grupės, onlininės, bet Lietuvoje yra anoniminiai alkoholikai, suaugę alkoholikų vaikai ir visos tos grupės yra visiškai nemokamos ir jos yra geros patikrintos kokybės. Tai aš jas labai drąsiai rekomenduoju. Ten, aišku, visur reikia pačiam dirbti, niekas už tave nieko nepadarys, bet tai yra puikus palaikymas, vilties šaltinis, išminties šaltinis. Tai va, drąsiai rekomenduoju tas grupės. Ačiū. Labai palietėt gerą temą, finansavimas, ne? Tai Apie ką? finansavimas, jo, finansavimas. Ar tai bent patalpas reikia turėti kažkokias, kur galima būtų, ar ten bet ką. Tai va, kaip jūs sprendžiate šitą klausimą? Na, mes esame verslas, socialinis verslas. Mes specialiai rinkomės mūsų organizaciją nebūti nevyriausybinė organizacija, kuri būtų nepelno siekianti. Mes nenorėjom tokia būti, nes mes nenorėjom būti toj pozicijoje, kur mes turim prašyti paramos. Mes norėjom kurti vertę ir mainyti tą vertę su žmonėm. Kadangi dauguma vyrų, jie gali sau leisti įpirkti mūsų paslaugas, tai dėl to mes matom, kad čia gali būti geri mainai. Ir taip pat mes turim programą pas save, kad kiekvienas vyras ateidamas į gentis, mes jam pasiūlom galimybę nusipirkti tą, kaip pavadinkim, dalyvavimą mūsų programai ir dar paremti galimybę kažkam kitam nusipirkti ją. Ir tada kiti vyrai atėję gali pažymėti, kad jiems reikalinga ta parama ir jie tada pažymi. Ir tada, jeigu atitinka mūsų kriterijus, tai tada mes jiems arba pusę kainos, arba visą kainą, kai kuriais atvejais nuimam. Na ir kaip jau minėjau, su kai kurių miestų savivaldybėm, tiksliau savivaldybių visuomenės sveikatos biurais, turime partnerystės ir jie finansuoja mūsų veiklą to miesto gyventojams, tai yra nemokama. Ačiū. Ar Asta turi kokį klausimą? Kol Asta galvoja, tai aš paklausiu tada Antano, o kaip jūs ten surasti, parašyti gentis ir atrasit ar kaip? Gentis.lt. Į tą svetainę, tada įeinat, ten ir ten viską pamatysit, galima registruotis, galima paskaityti turime įvairios šiaip įdomios medžiagos, straipsnių, arba galit mūsų rasti Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, turbūt aš neturiu TikTok'o, bet turbūt yra ir TikTok'as mūsų. Turiu vieną. Antanai, per tiek metų, ar ne, tiek vyrų, vis tiek virš 2000. Gal kartais turit kažkokios tai patirties, kaip reikėtų pakviesti, kad išgirstų žmonės, bet tie, kurie vis galvoja, kad ne jiems reikia keistis.
Gal galit patikslinti, duot pavyzdį? Nu, Lengviau tie, bus kurie atsakyti. vaidina aukas ir sako, aš nekaltas, aplinka kalta. Jo. O. Ne, Tai jūs kaip? kaip išsakėt ir kaip kriterijų, ar ne, savo grupėm, kurie nori keistis priimat, ar ne, kurie dirba su savimi. Bet yra daug žmonių, kurie, nu, ir tikrai, bet čia vėlgi aš galvoju, gal ir švietimo trūksta, kad provincijoje žmonės tikrai nelabai nori tai daryti. Jie galvoja, kad žmona pasikeis. Mm. Tėvai pasikeis, ar ne, bet tik tai ne aš. Man tai čia nieko nėra, nu ką aš. Mm. Tai galiu pradžioje atsakyti, kaip mes kaip organizacija stengiamės motyvuoti vyrus. Ne tai, kad keistis, bet aš labiau sakyčiau rūpintis savimi. Ir tada galiu pagalvoti, ką čia galiu patarti, kaip artimiesiems daryti, kai jų artimas vyras nesirūpina savimi ir taip apkrauna, gal kančią kelia aplinkai ir savo. Tai mes kaip organizacija, mes kalbam apie naudą rūpinimosi savimi. Mes kalbam apie to prasme. Mes bandom parodyti pozityvą, kuris gali gimti iš to, kad tu savim rūpinėsi. Daug vyrų iš tikrųjų, jūs kalbate apie, kad reikia keistis, bet daug vyrų, pavyzdžiui, patiria smurtą arba jie turi trauminius išgyvenimus ir jie to net nesuvokia. Jie net nežino, kad tai, ką jie patiria, kad tai yra smurtas, pavyzdžiui, arba diskriminacija, arba kad tai buvo trauminis patyrimas. Jie neturi tų žodžių, to žodyno. Tai mes stengiamės edukuoti ir apie tai, ir kalbėti apie tai, kad, hei, jeigu tu tą ir tą patiri, tu esi ne vienas, yra daugiau, kas tai patiria. Ir mes su tuo dirbam. Ir štai kaip gali atrodyti paskui tavo gyvenimas, kai su to tvarkaisi. Tai va, tai mes stengiamės eiti per pozityvą, mes stengiamės parodyti, kad tai yra vyriška, kad tu drįsti pažiūrėti savo vidų yra vyriška. Rūpintis savimi tam, kad galėtum paskui geriau rūpintis ir savo aplinką, tai yra vyriška. Tai mes einam per per pozityves žinutes. O dabar, jeigu taip perėti, ką artimam daryti? Jeigu, tarkim, jam neramu dėl kokio tėčio, dėl sūnaus, dėl brolio. Ir gal ne tik neramu, bet dar ir jisai kenkia man, kaip artimajam savo elgesiu. Numeris 1 - tai rūpinkite savim ir statykit ribas. Ir jeigu tas žmogus ten, kaip sako, ten aukos gal pozicijoje, gal dar kažkokiai, numeris 1 - netapkit jūs auka. Visų pirma, rūpinkite savim, kaip yra ta metafora, kai skrendam lėktuvu, pirmą kaukę užsidedam degonės savo, tada kitam. Čia lygiai tas pats galioja. Tai visų pirma, degonės kaukę užsidedam savo, tokiu būdu mes ir būsim geresnis pavyzdys žmogui. Ir mes geresnį santykį su juo turėsim. Nes, galiu duoti pavyzdį iš savo gyvenimo. Ir čia beje ne su vyru, nes tai ne vien vyram galioja. Aš turiu giminiai žmogų, moterį, kuri labai, tokia disfunkcinė šeimoje. Ir man labai ventiliuodavosi apie tai, aš kaip giminės psichologas palaikydavau ją. Bet ir skatinau kreiptis pagalbos ir spręsti, nes ten patiria ir emocinį, ir fizinį smurtą. Ir tai nėra gerai nei jai, nei vaikams. Ir skatinau ją keistis, visai ieškojau, kur jin gali kreiptis, taip toliau. Bet jinai norėjo tik tai man ventiliuotis apie savo sunkumus. O man vis labiau taip darėsi nepakeliama. Tai pasirūpinimas savim man buvo nubrėžimas jai ribų. Ir pasakymas, atleisk, bet aš nebenoriu, man per sunku yra to klausytis. Aš negaliu tau būti psichologas, aš esu tavo giminė. Tau reikia kreiptis rimtesnės pagalbos. Aš negaliu kaip tavo giminaitis tiesiog tavęs kartais išklausyti, nes tavo problemos nuo to nesisprendžia. Dėl to man prašau to nebepasakot, bet kai būsi pasiruošus kreiptis pagalbos, aš būtinai tau padėsiu, tu tik pasakyk. Tai buvo riba ir tada man nebereikėjo ant jos pykti, turėti nuoskaudų ir aš galėjau save pasaugoti. Tai tas pats galioja,
Nu, čia va, šiuo atveju buvo moteris, bet tas pats galioja ir vyrams. Tai siekti, man atrodo, visų pirma, savim pasirūpinti ir save apsaugoti nuo destruktyvaus kito žmogaus elgesio. O jeigu žmogus, kaip sako, aukos rolėje, dar kažką labiausiai spąstai yra bandyti gelbėti auką, nes to ir nori auka. Tai tas neveikia, tas neveikia. Save gelbėkit. Tai geriausias pavyzdys. Antanai, labai daug iškvietimų turim nuo smurto nukentėjusių žmonių, tai yra mamos. Kenčia nuo savo vaikų. Ir tarkim, va tas nubrėžti ribas. Kokias tas ribas, kaip jūs vat, matytumėt šitą situaciją? Ar teisingai Asta supratau, kad fizinį smurtą patiria nuo savo paauglių vaikų arba suaugusių vaikų? Taip. Kviest policiją. Kviest policiją. Kviečia. Labai aiški riba. Kviest policiją ir, nežinau, saugotis, nes tai yra destruktyvu, tai yra žiauriai destruktyvu. Šitoje vietoje neina kalba apie tai, kaip padėti vaikui, kuris tave muša, čia visiškai tik tai, kaip padėti savo. Absoliučiai. Pirmoji vietoje turi būti tas žmogus, turi save saugoti. Ir kiek reikia, tiek reikia kviesti tą policiją. Mes turim vis gerėjančią sistemą, kaip reaguojama į smurtą artimoje aplinkoje, kliautis tuo. Jeigu tai nevyksta, būtinai tegul mamos kreipiasi į pagalbos moterims liniją, į moterų informacijos centrus, į specializuotus pagalbos centrus, tam, kad tą problemą spręsti. Tai negali tęstis. Aš jokių būdų nenoriu, kad žmogus, kuris patiria smurtą, toleruotų tai. Tai yra nepriimtina. Mamos, tarkim, va dabar kviečia policiją, sūnus pareina į laiptinę, kelia triukšmą, jai gėda ir jinai tada įsileidžia. Aš vėl apie smurtą. Jo, tai čia tokia kaip manipuliacija gaunasi, ne? Taip. Jo, sunku. Tai yra sunku, man labai apmaudu, kad tenka tą patirti mamoms. Bet kad jinai įsileidžia po šitos manipuliacijos, čia jau jos reikalas tą ribą atstovėti ir neįsileisti, jeigu yra riba. Nes jeigu yra destruktyvus manipuliatyvus elgesys, tai mes negalim tam žmogui padėti nusileisdami jo manipuliacijoms. Visą laiką, kai yra manipuliacija, tai yra bandymas kažkokią ribą peržengti. Tai šiuo atveju riba yra laiptinės duris. Čia yra riba. Tau negalima, sūnau, eiti pas mane namo, nes tu pridarai blogų dalykų. Ir jis bando tą ribą apeiti, ten rėkaudamas, šūkaudamas. Aš kvieščiau policiją ir neįsileisčiau. Ir tuo pačiu pasakyčiau, kai tu būsi pasiruošęs, kai tu pradėsi tvarkyti su savo bėdom, aš tau padėsiu, sūnau. Bet ne kai tu destruktyviai elgiasi. Taip, tai man kilo klausimas. Aš to vyro vietoj, to vaiko. Aš gyvenu pas mamą. Ir tai kur man tada eiti? Ant tilto? Nežinau, o kur eitumėt? Ant tilto? Aš tai nepatekčiau į tokią situaciją. Bet šituo atveju aš bandau suprasti tą vaiką, nes čia problema yra abipusė. Aš pasakysiu taip, ką pasėsi, tai ir pjausi. Jeigu ta mama kažkaip, nežinau, tiesiogiai, netiesiogiai prisidėjo prie to, kad tas vaikas buvo sužalotas, tai jinai dabar turi atsiimti savo per tą skausmą, kurį dabar išgyvena. Ir aš tai matyčiau, kad reikėtų abiems dirbti su tais reikalais, aiškintis, išsigydyti traumas, neutralizuoti pyktį ir nuoskaudas, kad galėtų kalbėti ir bendrauti. Bet čia santykių visokių yra. Statistika rodo, kad daugiausia nusikaltimų padaro vyrai nuo 15 iki 25 metų. Tai yra paauglystė, kai vaikas užauga, jau būna stipresnis ir pasipriešina. Taip. O kaip sakė Henrikas iš Gruzdžių vaikų socializacijos centro, nuo 12 jau reikėtų pas juos atvežti vaikus, kad galima būtų juos biškį paremontuoti. Taip, mes taip tyčia remontuojam, nežinau kaip, bet po 3 mėnesių pabuvimo ten
Nežinau, ar kas nors susitaiso. Nu, bet čia kita problema tiktų. Aš turiu ką atreaguoti, tai ką pasakėt, Taip. Mhm. jeigu galima. Apie tai, kad ką pasėsi, tą ir pjausi, vat apie tą hipotetinę mamą ir tą hipotetinį sūnų, kur mes čia dabar kalbam. Tai viena vertus taip, aš pritariu, kad turbūt ne iš niekur atsirado toks sūnus, kuris taip smurtauja. Bet jūs gal to ir neturėtumėte omeny, bet aš noriu užakcentuoti, kad net jeigu mama ir prisidėjo prie to, kad sūnus dabar destruktyvus, vis tiek sūnus neturi teisės smurtauti fiziškai. Nei prieš mamą, nei prieš bet kurį kitą žmogų. Ir Taip. tą toleruoti ir leisti tam vykti, tam, kad atpirkti kažkokią kaltę, tai nėra išeitis. Mamai reikia dirbti statant ribas ir saugantis nuo tiesioginio fizinio smurto ir emocinio smurto. Ir ieškant pagalbos savo, sūnui, kreiptis į vyrų centrus, kreiptis, kurių, kaip ir Raseiniai turi vyrų centrą teisingai, ar šeimos centrą. Taip, ir kreiptis pagalbos ir ieškoti išeičių, kaip eiti iš bėdos. Tai, kad aš pamušiu mamą arba pamanipuliuosiu mama ir jinai vėl mane įsileis ir vėl aš galėsiu nesitvarkyti problemų, tai nėra išeitis. Tai va, tai toks atreagavimas. Mes į tokias tamsias temas nuėjom. Bet gerai, čia realybė. Čia Tai realybė, Taip. taip, Antanai, jūs pats suprantate, čia yra realybė ir ne veltui palauk, čia kiek dabar per dieną, po vieną ar du žmonės nusižudo, anksčiau po 3 nusižudydavo, dabar jau mažiau. ir Po pusantro. po pusantro kažkur per dieną. Vienas žudosi vidurnaktį, tai žodžiu. Neaišku, kurią dieną priskirti. Juokas iš to. Tai, bet čia neseniai, vat Vilniui nusižudė vienas moksleivis, ten 10-okas ar 12-okas, nežinau, ten dar prieš keletą savaitės, dar vienas prapuolė ieškojo. Čia aš manau, kad mes esam sukūrę tokią sistemą, kurioje yra įmanomi tokie sužalojimai, o paskui turime su tais sužalojimais tvarkytis. Ar turi Antanas ką nors taip jau pabaigai pasakyti, kam nors tiems, kurie klausosi mūsų, žiūri, ką palinkėtumėt? O kas dažniausiai jūsų klausosi, tada žinočiau, ką palinkėti. Ar labiau vyrai, labiau moteris? Mūsų tikslas į vyrus gal ar ne, bet dažniausiai tikriausiai klausosi moteris, nes jų ir daugiau yra. Tai čia, moteris išgirdusi perduos vyrui, aš irgi dabar va klausausi, tikrai perduosiu. Aš tai nors mes čia tikrai kalbėjom apie tą niūrę realybę, kurios irgi yra, bet aš šiemet, ką vis labiau galvoju, ką man atrodo irgi svarbu, kad šiaip tai eina geryn dalykai. Ir šiaip tai ir tų savižudybių dvigubai sumažėjo Lietuvoje per paskutinį 10-metį. Tai yra nerealus laimėjimas. Ir mes vis dar pirmavome Europai, bet mes labai geroj kryptį judam kaip tauta. Ir nesustokim ir tęskim. Ir mes rytoj irgi kalbėsiu apie tai konferencijoje, kad laimingumo tyrimai pasauliniai vykdomi kasmet. Ir Lietuva labai stabiliai kasmet vis laimingėja. Ir šiais metais, pernai metų, paskutinių 3 metų ten buvo duomenys, tai mes esam 19 vietoje pasaulyje. Tai yra nuostabus pasiekimas mums kaip tautai. Mes judam gerą kryptim. Yra dar daug ką reikia daryti, bet tai, kad mes kalbam, kad kalbam, didina tikimybę, kad mes sprendžiam, o kai sprendžiam, keičiasi dalykai. Ir mes, aš kaip psichologas, kuris dirbu šitoje srityje, važinėju po visą Lietuvą, vedu mokymus apie savižudybių prevenciją, dirbu su vyrais. Aš matau, kad sprendžiam ir edukuojam save ir stengiamės. Vertėjam kaip tauta. Tai nežinau, man norisi pozityvų užbaigti, kad mes kaip tauta esam šaunuoliai ir judam gerą kryptim, nesustokim, o individualiam, asmeniškai kiekvienam noriu palinkėti irgi tą patį daryti. Rūpinkitės savim, stenkitės dėl savęs ir dėl savo artimo. Kai rūpinatės savim, visiems nuo to geriau ir jums, ir visiems kitiems. Tai va, tą linkiu. Ačiū. Tai mes šitą konferenciją ir darom dėl to, kad kažką dar vieną žingsnelį padarytumėm, į žmonių sąmoningumą atvertumėm akis, kad čia nereikia laukti, o reikia kažką daryti. Tai dėkoju Antanai už tokį įdomų pristatymą savo. Tikiuosi, kad žmonės, kurie domisi, išgirs, supras, suras jūs ir jūs galėsit juos palydėti tokiais dorybės. Ačiū, iki pasimatymą. Ačiū.
visą.